Liminali erdvė – tai fenomenas išpopuliarėjęs internete per nuotraukas vaizduojančias keistai tuščias, iš realybės iškritusias vietas. Tokios erdvės atrodo nenormalios, jose sustoja laikas, pradingsta tikrumo jausmas, o žiūrovas pajunta nerimo, nostalgijos ir sapniško keistumo mišinį. Žodis liminalus kilo iš lotyniško žodžio limen, reiškiantis slengstis, ir apibūdina būseną, kai kažkas yra tarp, nei vienoje, nei kitoje pusėje. Koridorius, laiptinės, laukiamuosius, vietas, kuriuose paprastai neužsibūname. Liminalumas susijęs su buvimu vietose, kurios nėra tikros vietos. Tai paliktos, funkcionalios, bet emocinės tapatybės neturinčios erdvės. Nuotraukose liminalumą dažnai sustiprina visiškas žmonių nebuvimas. Kai iš koridoriaus pašalinamas judėjimas, staiga situacija tampa neįprasta. Tokiu metu kyla nesąmoningi klausimai. Kur visi žmonės? Kodėl čia tamsu? Koks mano tikslas šioje vietoje? Būtent neatsakomi klausimai sukuria subtilę baimę. Liminalumas yra ne architektūra, o emocinė būsena. Giliausia šių erdvių esmė – trapus ryšys su laiku ir vieta. Jos yra lyg slenksčiai tarp saugumo ir nerimo, tarp realybės ir sapno, tarp judėjimo ir sustojimo. Tokiose erdvėse jaučiame, kad pasaulis akimirkai sustingo. Liminalumą galima suskirstyti į kelias kategorijas ir emocinės savybės. Pereinamumas. Tai erdvės jungiančios dvi vietas ar būsenas. Jos natūraliai linkusios būti liminalios, nes yra skirtos tik pereiti, o ne būti. Kai jos tampa tuščios ar atsiduria netikėtame kontekste, pereinamumo jausmas sustiprėja. Sapniškas keistumas. Tai netikras, šiek tiek sulūžęs realybės pojūtis. Sapniškos liminalios erdvės primena abstrakčius sapnus. Keistos spalvos, geometriniai paviršiai, neįmanomi scenarijai. Jos atrodo pažįstamos, bet kartu nepažįstamos, lyg prisiminimai, kurių neįmanoma iki galo atgaminti. Nostalgija. Liminalios erdvės dažnai primena emociją, o ne konkretų prisiminimą. Viešbučio koridorius gali būti kažkur matytas, nors jame niekada nebuvai. Tai kolektyvinės atminties likučiai susijęs su nerealiais įvykiais, o pojūčiais. Tai vietos, kurios kažkada buvo pilnos gyvybės, bet dabar atrodo tuščios, sustingusios ir keistai pažįstamos. Nerimas. Liminalumas glaudžiai siejasi su uncanny efektu. Kai kas nors pažįstama tampa keista. Pasikartojantis objektai, truputį iškreiptos proporcijos, tuštuma, žmogaus nebuvimas. Visa tai sukuria nerimą. Erdvė atrodo tikra, bet kažkuom neteisinga. Nors apleistos vietos ir liminalios erdvės kelia panašius jausmus, jos nėra tas pats. Apleistas pastatas turi aiškią istoriją. Jame kažkada gyveno, dirbo, juokėsi žmonės. Čia liminalumą keičia laiko tėkmės ženklai. Pelėsis, dulkės, išblukę tapetai, griūvančios sienos. Apleistose vietose galima jausti ir sustingimą, ir laiko tėkmę vienu metu. Tai erdvės, kuriuose kadaise kažkas vyko, o dabar likę tik atgarsiai. Klaidžiant po apleistas vietas, įdomiausia yra fragmentiškos istorijos paieškos. Daiktai, knygos, užrašai, jie leidžia fantazijai kurti pasakojimą, kurio niekas tau nedavė. Vienas asmeniškiausių pavyzdžių – apleista elektros transformatorinė Mažeikių rajone, Tulnikių kaime. Jis stovi didžiuliame rapsų lauke, apsupta vėjo malūnų. Ši vieta kelia begalybės jausmą. Čia akivaizdžiai jautiesi vienas, girdėdamas tik vėjo malūnų ūžimą ir vabzdžių garsus. Betoninis statinys šiame peizaže atrodo surrealistiškai, lyg paveikslas. Tai nebe tik kolūkių laikų griuvėsiai, bet naujai interpretuojama vieta, kurioje galiu pajausti ramybę ir atsiribojimą nuo realybės, bet labai galingą liminalumą. Mano tikslas yra sukurti dizaino objektą, perteikiantį liminalumo jausmą mažame mastelyje. Tai sudėtinga, nes liminalumas paprastai yra erdvinė, atmosferinė patirtis, susijusi su dydžiu, šviesa, garsu ir kvapu. Todėl mano konceptas remiasi miniatiūrizacija ir abstrakcija. Įsivaizduoju maždaug 1 metro aukščio abstraktų stačiakampį objektą, kurio išorė primena apleisto Tulnikių pastato gelžbetonį. Visose jo pusėse būtų nedidelės langelių skylutės. Žiūrovas priglaudęs akį prie vienos iš jų, viduje matytų miniatiūrinės liminalias scenas. Tai mažytės surrealistinės erdvės, kurios kiekvienam žiūrovui sukelia skirtingas interpretacijas ir emocijas. Kažkam jos bus mielos, kitam bauginančios, kažkam pažįstamos, kitam svetimos. Siekis
suteikti galimybę patirti liminalumą fiziškai, bet ne erdviškai.